Aktualijos. Sveiki. Šiandien studijoje pas mus yra dvi viešnios. Vilniaus universiteto profesorė, edukologijos mokslų habilituota daktarė Vilija Targamadzė. Sveiki. Sonata Petraitienė, Vilniaus Versmės gimnazijos pradinių klasių mokytoja, Humanistinės pedagogikos asociacijos tarybos narė. Sveiki. Ir aš, psichologė Ramunė Želionienė, Humanistinės pedagogikos asociacijos narė, lektorė seminarų mokytojams. Susitikome šiandien išgvildenti vieną labai svarbią temą, kuri susijusi yra su visų mūsų vaikais, mokytojais, tėvais. Besidarbuojant švietimo sistemoje susidaro įspūdis, kad šiuolaikinė mokykla prasilenkia su švietimo įstatymo tikslais, su ugdymo tikslais. Tarp mokytojų ir tėvų kyla daug nesutarimų, kas ką turi veikti mokykloje, ko mes siekiame. Todėl kreipiamės šiandien į mokytoją praktikę ir į mokslininkę, kad padėtų mums tėvams, mokytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims susigaudyti šioje sudėtingoje temoje. Tai prašom, Sonata, kaip Jūs galvojate, kur yra praraja tarp to, kas vyksta šiuolaikinėje mokykloje ir tarp ugdymo tikslų? Turbūt veiksnių, kurie lemia švietimo sistemos tam tikrą krizę, yra daug, bet paminėti norėčiau vieną iš mano akimis žiūrint svarbiausių. Iš tikrųjų, ugdytinis visiškai pasikeitė. Į mokyklą ateina visai kitokie vaikai. Apie juos jau renkami duomenys, rašomi moksliniai darbai, įvairiai jie yra vadinami, tačiau faktas vienas, ateina kitoks vaikas į mokyklą. O švietimo sistema ir ugdymas mokyklose, jis iš tikrųjų išlikęs labai sustabarėjęs, tradicinis ir greičiausiai yra nesuderinama naujo vaiko atėjimas į senąją, tradicinę, autoritarizmu grįstą mokyklą. Patikslinkite, prašau, koks tai yra tas naujas vaikas? Iš tikrųjų jau daug pasirodo ir spaudoje, ir literatūros įvairios apie tai, kad vaikai gimsta kitokie. Tai jie vadinami įvairiai, naujos sąmonės vaikai. Kai kas rašo apie indigo vaikus. Iš tikrųjų, mokslininkai kalba apie tai, kad pasikeitė vaikų mąstymas. Jie mąsto kitaip. Procesai vykstantis, tarkim, jų smegenyse, asociacijos, kurios jie sudaro, yra kitokios negu įprasta mums jau suaugusiems vaikams. Taip pat kalbama apie tam tikrus požymius, kuriais jie skiriasi nuo, tarkim, mes kaip buvę vaikai. Yra manoma, kad jiems būdingas labai ankstyvas sąmoningumas. Taip pat tam tikras savo misijos, savo gyvenimo tikslo ankstyvas suvokimas, stipri valia, kurie jie pasižymi, daugelis požymių, kurių nebuvo ankstesnių kartų vaikuose. Psichologinėje literatūroje labai dažnai tenka skaityti apie tos naujos kartos vaikus, kurie apibūdinami kaip tiesiog gimsta ir jie jaučia, kad jie yra lygiaverčiai suaugusiems. Jie neturi užaugti, kad taptų asmenybėmis, jie jau yra asmenybės. Pasakykite, prašau, kasdienybėje, pedagoginėje veikloje, kokie sunkumai kyla, kuomet tokie vaikai mokosi pagal senąją ugdymo sistemą? Turbūt visi žino, pagrindinis sunkumas tai yra įvairūs elgesio problemos, netoleruotino elgesio ir mokytojams iš tikrųjų labai sunku priimti kitokius vaikus, labai sunku atrasti įrankius juos drausminti, nes iš tikrųjų drausminti tampa ypatingai sunku. Vėlgi, kadangi, kaip jūs sakote, jie gimsta asmenybėmis, ta frazė tokia man nelabai priimtina, bet asmenybėmis tampama greičiausiai. Bet iš tikrųjų vaikai, kurie auklėjami jau kitaip šeimose ir ateina į mokyklas, kuriuose tvarka yra labai griežtai apibriešta. Iš tikrųjų, mokymo sistema mažai kito turbūt nuo pat 19 amžiaus pradžios, kada buvo tarkim, apibūdinta pamoka kaip struktūra. 45 minutės, skambutis, pamokos, visa struktūra išdėstyta ir visa kita. Visa tai iš tikrųjų labai sustabarėja, labai sena. Ir vaikai, kurie jau kitokie, kurie yra drąsesni, kaip žinia, visi žino apie hiperaktyvius vaikus, kiek jų daug, ar ne? Tai tiems vaikams, kurie yra iš tikrųjų aktyvesni negu ankstesnių kartų vaikai, sudėtinga ištverti visą tą struktūrą, pamokos, reikalavimai, nurodymai. Iš tiesų, ką mokytojas Sonata sako, galima permąstyti ir taip. Tai kaip mokytojas dirba su vaikais, kurių jis pats nepažįsta?
juk vaikas tai keičiasi, tai pedagogas dirba su kuo, su net pažįstamais skraidančiais objektais. Ir tada būtent iškils drausmės klausimas. Ir ta hierarchinė sistema pradeda veikti prieš vaiko tapatumą. Plius nepamirškime, kad yra postmodernizmas. Ar kaip mes įvardinsim? Ar vartotojiška visuomenė, yra vertybinė sumaištis. Labai dažnai nėra atskaitos taškų. Tai kuo mes remiamės? Nepažįstam ugdytinio, neturim suformuluotų ugdymo metodologinių dalykų, aš turiu omeny, kokią filosofiją remiamės, kokiais principais, kokiomis priemonėmis dirbam. Mes negalim išeiti į lygiavertę sąveiką. Ir kokia tai bebūtų mokykla, mes galim ją kaip norim vadinti. Herbartinė, kuri buvo, ar dabar galim alternatyvę kažkam tai mokyklą pavadinti, bet ji tokia ir bus nepajėgi įgyvendinti ugdymo tikslų, kurie neaiškus, nesuprantami ir neaišku, kam reikalingi. Reiškia, realybė atsiskiria nuo deklaruojamų dalykų. Ir štai, kai realybė atsiskiria nuo deklaruojamų dalykų, tai ką vedančioji Ramunė pradėjo sakyti, mes ir pasimetam. Prasideda imitacijos ir įvairūs simulakrai, kurie labai būdingi vartotojiškai visuomeniai. Gerbiama Vilija, tenka seminarų metu susitikti daug mokytojų, kurie sako, kad jie supranta, jog neskiria laiko vaiko pažinimui ir dauguma jų deklaruoja, kad tiek neturi laiko, nes nuolatos pedagoginėje veikloje siekia praktiškai nepasiekiamų ugdymo standartų. Ką jūs pasakytumėte tai? Matot, aš nežinau, ką jie turi omeny ugdymo standartai. Kiekviena visuomenė iš tiesų turi tam tikrus standartus ir būtų, keistai įdomu teigti, kad jų neturėtų būti. Tačiau iš tiesų reikėtų apsibriežti ugdymo standartus suprantamai ir kad kiekvienas pedagogas suprastų. Bet tas pats pedagogas, jis turi pasirengti dirbti. Jūs žiūrėkit, tyrimo rezultatai, aš galiu kalbėti, kuriems tyrimams aš vadovavau, daug tų tyrimų buvo palyginti, bet apie paskutinius, kurie tampriau susiję su mokykla, tai 10 metų, žiūrėkit, kas vyksta. Vaikai, 4/5 apklaustųjų, o imtis patikėkit tikrai buvo patikima, teigia, kad nori būti aktyviais dalyviais ugdymo procese. O dauguma mokytojų neleidžia jiem dalyvauti. Tai palaukit, prie ko čia standartai? Apie ką mes kalbam? Mes deklaruojam, kad dirbam pagal mokymosi paradigmą, o iš tikrųjų dirbam pagal mokymo paradigmą. Ir deklaratyviai dirbam. Vaikai laukia instrukcijų. Jie neprisijama atsakomybės. O kokie trūkdžiai didaktinių problemų? Ką vėl mokytojai sako? Kad mokinių silpna mokymosi motyvacija. Taip teigia apie 80%. Ką tai reiškia? Juk silpna mokinių mokymosi motyvacija dažniausiai būna jau pasiekmė, kuri tampa paskui priežastim kitų dalykų. Tai kas įvyko su tuo vaiku, kai jis atėjo į mokyklą? Kodėl mes kitaip neklausim? Jūsų besiklausant, man kilo tokia mintis, iš tikrųjų aš nuolat galvoju, kas atsitinka su tais paaugliais ir vyresniųjų klasių mokiniais, kurie, kaip mokytojai sako, neturi motyvacijos, ir tai sako ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Ir man visuomet tokia mintis kyla, kiek kartų mes padarėm, kad jie patirtų nesėkmę. Kiek tūkstančių kartų jie turėjo patirti nesėkmę, kad motyvacija išnyktų. Ir iš tikrųjų, jūs teisingai sakot, kad poveikio paradigma yra, jie egzistuoja realiai. Nors mes deklaruojam, kad mes visi dabar mokytojai leidžiam aktyviai mokytis. Bet iš tikrųjų realiai veikiam per poveikį, stengdamiesi priversti, išsireikalauti ir visiškai atimdami bet kokią galimybę aktyviai veikti. Ir sukurdami nuolatinės nesėkmės sąlygas. Tose nesėkmių virtinėje motyvacija bet kokiu atveju turi užsibaigti. Na, o jums netrodo, kad tada mes turėtumėm pasisukti, truputį apie kitus dalykus kalbėti, apie pedagoginės veiklos kultūrą, apie mąstymo mūsų kultūrą, apie mūsų bendradarbiavimo su vaikais, tėvais kultūrą ir galų gale suprasti, kad ugdymas tai yra procesas, kuriame yra kiekvienas dalykas, kiekvienas pedagoginis susitikimas labai svarbus. Ir tai nėra paslaugų teikimas ir nėra mokytojai paslaugų teikėjai, o vaikai klientai arba paslaugų gavėjai. Nereikia tų vadybinių dalykų sumesti į ugdymą. Ugdyme yra ugdymo dalyviai pagal mokymosi paradigmą arba laisvojo ugdymo paradigmą. Tai nereikėtų tapatinti mokymus ir laisvojo ugdymo paradigmas, nes mokymasis yra viena iš ugdymo funkcijų. Tai yra ugdymo dalyviai ir turi būti visaverčiai ugdymo dalyviai. Kaip mes galėsime sudaryti
prielaidas bent, kad būtų sukurtos sąlygos vaikui judėti. Jūs žiūrėkite, netgi pats pavadinimas - ugdymas, ugdyti. Ką tai reiškia? Kilti į viršų, padėti skleistis. Iš lotynų kalbos edukarė, aukštyn stieptis. Tai yra labai imlus turininė prasme dalykai, kuriuos mes norim jau sutrypti. Reiškia, reikia suprasti, kam yra skirtas ugdymas. Ir tada jau, kaip pats supranti, gali dalyvauti ugdymo procese. Gerbiama Vilija, su tėvais labai dažnai bendrauju ir jūs ką tik pasakėte, kad nereikėtų mokyklos daryti verslo kažkokios sferos. Bet tėvai, ką sako? Vaikė, eik į mokyklą, pasiimk žinias, gauk atestatą ir toliau galėsi veikti, ką nori. Tai vis dėlto, jeigu mes bandytumėme paaiškinti tėvams, kaip yra su tuo skleidimusi vaiko, ką vaikas iš tiesų turėtų nuveikti mokykloje. Aš matau daug pasimetusių tėvų, gal jie net nežino, kad gali vaikas savo potencialą išplėtoti. Ką sako mokslas apie tai? Aš manau, kad reikėtų prisiminti vieną pasaką, kurią bent mums vaikystėje sekdavo. Manau, pasiklausė ir tėveliai, jeigu nežino, savo tėvelio ar vyresnio amžiaus žmonių, žinotų, kai tėvas pasiėmė vaiką į mišką ir išvežė jo senelę. Norėjo miške palikti ir taip pat apsisuko su vaiku ir išeiti, roges paliko. Ir tas vaikas sako, tėveli, bet paimk tas roges. Kam tau reikia, jos senos ir apskritai nereikalingos? Tegul būna, čia jis atsisės. Sako, ne, o kuo aš tave išvežiu? Reiškia, tai yra vertybiniai dalykai. Ir tie vertybiniai dalykai turi formuotis doriniu pagrindu. Kai mes atitrūkstam nuo vertybinių dalykų, kurie formuojamis dorybių arba doriniu pagrindu, tai mes ir pametam ugdymo esminius dalykus. Ir taip reikia žinių, reikia gebėjimų, reikia praktinio patyrimo. Visiškai yra teisinga ir aš tėveliam pritariu, bet nepamirškime, kad tai turi būti ir vertybės. Ir mes labai daug kas spekuliuojam. Štai dabar, pažiūrėkit, kompetencijos, raktinės kompetencijos, visokios kompetencijos, bendrusios, profesinės ir taip toliau ir pedagogų rengime. Ir taip pat tos kompetencijos yra ir mokykloje ugdomas. Betgi mes jau neugdom iš tikrųjų. Ką ugdom? Žinias ir gebėjimus. O kas vertybinės nuostatas žiūri? Niekas. Pažiūrėkit, nuo pat pradžių yra mokytojas į keblią situaciją įsumiamas ir tūlas. Tėvas, kuris supranta, kas yra kompetencija, jis irgi negali susigaudyti, kaip tos kompetencijos gali būti ugdomos. Ir mes nuėmam nuo vertybių ir sakom paskui, o iš kur tokie vaikai? O ką mes mokykloje darom? Kodėl mes nesusitariam Lietuvoje? Juk čia yra visuotinis gėris ugdymas. Jeigu mes norim, kad mūsų šalis stiprėtų, kad mūsų kultūra stiprėtų, tai mes turim atkreipti dėmesį į ugdymą. O ką mes darom? Į paribį nustumėm. Apie ugdymą dažnai nekalba. Švietimas. Iš karto profiliniai visokie dalykai, dar ką nors padaryti, kompetencijos, kurių nedarom. Ir mes tam rate užsukam į technikos, technologinius dalykus. Visi vyksme, bet atitrūksta nuo ugdymo prasminių dalykų. Aš manau, kad dauguma tėvų ir mokytojų tiesiog gyvena iš inercijos ir jūs ką tik patvirtinote tokį vieną labai gerą posakį apie pedagoginę veiklą. Ko mokau, tas esu, kaip mokau, to išmokau. Tai gal tuomet būtų vienas iš problemos sprendimų, sunkumų to įveikimo, tiesiog mokyti matematikos, bet su meile. Mokyti lietuvių kalbos su pagarba mokiniui, gal taip tada tas vertybinis pagrindas atsispindės visame ugdyme. Ką jūs manote, Sonata? Aš sutinku su tuo, kad mes iš tikrųjų per daugelį metų pedagogai siekdami savo meistriškumo, lankydami įvairiausius kursus ir keldami savo kvalifikacijas ir kompetencijas, taip pat nukeliavome tokių paviršių. Mes iš tikrųjų labai didelį dėmesį skiriame aktyviųjų, kaip jie vadinami, metodų mokymuisi. Mes bandom technologijomis, strategijomis ir visokiausiomis priemonėmis ir būdais, bet pamirštame esmę, pamirštame pagrindą, ant ko turėtų stovėti visas mūsų mokymas ir ugdymas. Tai yra vertybės ir greičiausiai tai ugdymo filosofija. Aš galvoju, kad jeigu kiekvienas mokytojas atsisėdęs kartą įsisąmonintų, savo pasakytų garsiai ar tyliai, kokią žinią aš atnešu į klasę,
kokia filosofija yra pagrindas, mano filosofija, ant kurios aš statau visą ugdymą. Tai aišku, nuostabu, kada susikūrė mokyklos ir jos turi bendrą pagrindą, nuo kurio atsispiria, kaip profesorė pasakytų metodologinė prieiga, ar ne, ji galėtų būti filosofinių pagrindų, ten galbūt psichologinių, religinių, bet labai dažnai bendraujant su kolegomis aš suprantu, kad daug iš jų masto tokiamis paviršutinėmis kategorijomis. Duok man metodus, duok man būdus, duok man kažkokias priemonės, bet niekuomet nenusileidžia giliau, o kokia filosofija yra man svarbi ir ką aš ugdau. Bet matot, gal tai yra paranku, jeigu mes norim vykdytojus rengti, nemąstančių žmonės, jeigu nenorim, kad kultūrinė tapatybė būtų, kad vertybiniai dalykai įsitvirtintų doriniu pagrindu, tai yra labai paranku. Tada aktyvinantis metodai. Aktyvus metodai, aš nežinau, kokie ten yra, gal jie dainuoja, šaukia tie patys metodai. Manau, nelabai vykęs vertinys čia yra, bet principė tai taip, užsižaidžia. Bet matot, metodas tai yra iš graikų kalbos kelias, kuriuo aš turiu eiti. O kelias visada yra susijęs su ugdytiniu ir tikslais. Ir jeigu mes nepamiršim tos triados, kad yra ugdytojas, ugdytinis ir ugdymo tikslai ir sugebėsim formuluoti ugdymo tikslus, o tie ugdymo tikslai formuluosis iš tiesų tam tikra metodologinė prieiga, ar tai mes remsimės religinę pedagogiką, ar pedagoginę srovę, ar tam tikrą psichologiją, ar ugdymo filosofiją, galų gale pagristų darinių psichologijos, pavyzdžiui, ir pedagoginės srovės, ar ugdymo filosofijos ir pedagoginės srovės. Viskas bus tvarkoj. Bet kai mes neturim tos fundamento, tada prasideda visokie labirintai, klaidžiojam ir tiesiog eikvojam energiją ir kita vertus, jūs puikiai suprantat, kai neturi konkretaus tikslo, kai tau nėra skaidrus ir aiškus, kur link tu eini ir sukamės aplink. Gal kas išeina, gal kas nepavyksta. Palėtėme dabar ugdytojo temą ugdyme. Gerbiama profesorė, Šinichi Suzukis yra pasakęs, asmenybės ugdo asmenybės. Kągi mokslas pasakoja apie mokytoją kaip asmenybės poveikį mokiniams? Tai yra labai didelis poveikis ir aš turiu pasidžiaugti, kad šiandien mes turime puikių mokytojų ir galbūt nereikėtų sureikšminti tų mokytojų, kurie nesugeba dirbti. Yra visada ir buvo tokių mokytojų ir nėra čia ko slėpti, bet yra puikių mokytojų, kurie galvoja ir ne šiaip savo kyla. Pavyzdžiui, tam tikros bangos, pavyzdžiui, kodėl įvyko profiliavimas, kodėl čia su kompetencijom tokie dalykai vyksta, kodėl mokykla išgyvena krizę, ieškomos alternatyvos. Tai juk čia mokytojai, tėvai ir vaikai dalyvauja šitose paieškose. Įsivaizduokit, kai būtų biurokratams lengva gyventi, jeigu viskas vyktų pagal jų nurodymus ir čia apačioje, kaip sakant, mokykloje, kur vyksta tas mokyklinis gyvenimas, visi paklustų jiems. Tai iš tiesų mes turim tik tai džiaugtis, kad yra mūsų mokytojų, kurie turi pedagoginio optimizmo ir meilės, nes mano supratimu tai profesionalūs dalykai išsiugdo, bet jeigu tu turi meilę žmogui ir turi pedagoginį optimizmą, tada gali judėti. Ir dar vieno dalyko nepamirškim. Man labai yra įstrigę nuo pat jaunystės Stasio Šalkausko žodžiai, jūs puikiai žinote, kad yra pedagoginį ir filosofinį išsilavinimą turėjęs profesorius. Teorija be praktikos yra bergždžia, praktika be teorijos yra akla, tad sujunkime jas. Ačiū profesorė. Kaip tik atkeliavome iki mokyklos bendruomenės, kur kartu veikia tėvai, mokiniai ir mokytojai, tad mūsų diskusijas pratęsime po muzikinės pertraukėlės.
Grįžome po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto profesorė, edukologijos mokslų habilituota daktarė Vilija Targamadzė, Vilniaus Versmės gimnazijos pradinių klasių mokytoja Sonata Petraitienė ir aš, psichologė Ramunė Želioninė. Taigi, tęsėme pokalbį apie didžiulę prarają tarp šiuolaikinės mokyklos ir ugdymo tikslų. Ir prieš pertraukėlę kaip tik paminėjome tėvus mokykloje. Sonata, ką tėvai turėtų žinoti apie savo vaikus, kad galėtų pastiprinti mokytojus, atnaujinant ugdymo procesą, priderinant jį prie nestatistinio vaiko, o prie realaus, kuris šiandien lanko mokyklą? Aš manau, kad labai svarbus bendradarbiavimas su mokytojais nepaprastai ir apskritai norėtųsi tokio suvokimo ir kad jis atsirastų ir tėvų sąmonėje, ir mokytojų, kad mes esame nepaprastai tarpusavyje stipriai susiję ir sėdime vienoje valtyje, o tikslas mūsų yra bendras, tai yra vaiko gerovė. Todėl būtų nepaprastai gerai, jeigu tas priešiškumas atsiradęs tarp tėvų ir mokytojų, jisai kažkaip nurimtų, mažėtų. Ir čia ir mokytojai, ir tėvai turėtų būti aktyvūs ir stengtųsi keisti stereotipus, kurie įsitvirtinę galvose, ar ne, kad mokykla yra blogis, arba mokytojas yra kaltas. Lygiai taip pat ir mokytojai turėtų vengti nuolat kaltinti tėvus, kad vaikai ateina be vertybių ir nemotyvuoti ir panašiai, ir neprižiūrimi. Man atrodo, visko yra, bet kartu, būtent kartu susivienijus ir dirbant vaikų labui įmanoma viskas ir situacija tikrai gali pagerėti. Man atrodo, kad nėra žmonių be vertybių. Jie turi galbūt kitokias vertybės, negu mes norėtumėm ar norėtumėm manyti, kad jie turėtų turėti tokias vertybės. Žinot, aš pasakysiu, konfliktas nėra blogai. Aš visada sakau, tegul būna tų konfliktų, nes konfliktus tai iš lotynų kalbos yra susidūrimas. Gerai, kai susiduria įvairios idėjos, nuomonės, bet jeigu tai tampa priešiškumu, jeigu tai tampa destrukcija, tada jau yra didelė griaunamoji jėga. Ir aš manau, kad koks ten bebūtų pedagogas, ar mums daugiau priimtinas, ar mažiau priimtinas, koks bebūtų tėvelis, vis vien jie dirba tą patį darbą. Todėl nereikėtų klijuoti etikečių, čia neturėtų būti antipatijų ir panašiai, reikia tiesiog dirbti bendrą darbą. Ir žinot, aš dabar prisimenu, kai mokytoja Sonata pasakė savo pirmą kelionę į Daniją ir aišku, danų kalbos nemokėjau, kaip mokslininkė stebėjau ir žiūriu, kas ten vyksta. Yra vaikas, mokytojas ir tėveliai. Ir jie kartu dirba. Jie aptaria ir jokio negatyvo. Jie tiesiog žiūri, kaip bendrai gali spręsti kažkokius sunkumus. Tai nevardina, kad problema. Gal ir nereikia mums būti labai sulinkus nuo tų problemų. Problema tai daugiau yra susijusi su dilema, kai tu nežinai, kaip jas spręsti. Įvardini, tai yra uždaviniai, kurie turi alternatyvius sprendimus. Įvardinkim, kalbėkime. Ir matykime tikslą ugdymą, kuriame visi esame ugdytojai, vieni prigimtiniai, kiti pašauktiniai ugdytojai, bet turim bendrą darbą dirbti. Ir jeigu mes sujungsim pajėgas, tada galima judėti į priekį. Jeigu tą vaiką besiformuojantį kaip asmenybę mes pradėsim tampyti arba vieną kitą pusę, jūs įsivaizduokit, vienos normos namuose, kitos normos mokykloje ir taip toliau. O čia galėjo atsirasti, aš kartais pagalvoju, ir todėl, kad tarybiniais metais labai norėjo mokykla atitraukti nuo šeimos. Ir norėjo labai perduoti mokyklai ugdyti, kad būtų formuojama ta marksistinė-lenininė ideologija. Mūsų šeimos, kadangi buvo daugiausiai krikščioniška moralė tų šeimų, tai netidavė. Ir jau išaugo ta karta, po tos galbūt dar viena karta, kur ateina į mokyklą tėvelį ir galvoja, kad tą ugdytojo vaidmenį turi atlikti mokykla. Ne, tai turi būti mokyklinė bendruomenė. O mokyklinė bendruomenė, mėly tėveliai, nėra ir be jūsų. Kuris laikas jau dalyvauju nevyriausybinės organizacijos Lietuvos tėvų forumo veikloje. Susitinkame tiek su tėveliais, tiek su mokytojais, tiek su mokiniais. Ir labai aiškiai matome, kad žmonės turi nuostatų ir stereotipų, kurie trukdo bendradarbiauti vardan tų tikslų, kuriuos jūs ką tik profesorė paminėjote. Tai kreipiuosi į mokslo atstovą ir į mokytoją praktikę. Supurtikim žmonių protus. Kokius galėtumėm pateikti tėvams, mokytojams argumentus, kad reikia bendradarbiauti. Mes esame visi susiję, kad jie galėtų atsisakyti per tam tikrą laiką savo senųjų nuostatų. Kad tėvai nebegalvotų, atvedžiau į mokyklą vaiką ir padarykite iš jo žmogų, kad jie prisimtų atsakomybę ir lygiai taip pat mokytojai nepergyventų dėl išpūstos savo atsakomybės, kai vaikas yra mokykloje.
Sujudinkim, subudrinkim žmonių protus. Aš galvoju, kad reikia kažkaip tai kelti mokyklos prestižą ir mokykla turėtų keistis. Bet keisis jinai tik tada, kada ranka rankon dirbsim kartu ir mokytojai, ir tėvai. Ir iš tikrųjų, jeigu įsitvirtintų mokymosi paradigma, kada vaikas aktyvus, kada jam gera, kada jis iš tikrųjų pasiekia savo asmeninių mokymosi tikslų, nėra lyginamas su kažkokiu tai vidutiniu vaiku, kuris neegzistuoja, nėra spaudžiamas ir nėra iš tikrųjų trukdoma jo asmeniniai brandai, tada ir tėvai pamatys, kad mokykloje vyksta geri dalykai. Aš galvoju, kad tada simpatija mokyklai jinai natūraliai atsiras, bet tėvai yra didžiulė jėga. Ir kad mokykla keistusi, taip pat labai reikia jų iniciatyvos. Tai nebus taip, kad mokytojai turi nuspręsti ir pakeisti vieni patys. Tai yra būtinai abipusis procesas, būtinai. Mano nuomonė atsakymas labai paprastas. Jeigu tėvai myli savo vaiką, jeigu jie galvoja apie jo perspektyvą, tai jie turėtų ir ieškoti galimybių, kaip padėti jam ugdytis. Tada atsiras ir galimybių daug bendradarbiauti su mokytojais. Juk puikiai žinom, motyvuotas žmogus suranda daugybę galimybių, kaip tai padaryti. Nemotyvuotas daugybę kaip nedaryti, o man sunkiausiai būna, kad jeigu aš galvoju, ko nors nedaryti, o paskui paėmė reikia padaryti, tada labai daug energijos išeikvoji, galvodamas, kaip čia įsisukti. Na, tai jeigu tėveliai mylėsite savo vaikus, tai tikrai sugalvosite ir bendradarbiausite, jeigu ne, na, paskui gali nemeilė atsisukti visai prieš jūs ir gyvenime labai daug dalykų susiklosto visai ne taip, kaip jūs galvojate, kad bus. Vaikui ne tik tai gražių žaisliukų ir gerų kompiuterių reikia, vaikui reikia meilės. Ugdyme yra viena iš sąlygų, tai yra meilė. Be meilės negali būti to pozityvo. Kad žmogus keistus, jis turi skleistis meilėje ir mylėti kitus, jis galės tik mokytis tada, kai jis bus mylimas. Jeigu jis nepažįsta tokio dalyko, jeigu jam netenka susidurti, tai ir nenorėkim, kad pas jį iš kažkur tai atskristų tą meilę, ar ne? Dabar kitas dalykas, matyt, reikėtų dar galvoti ne tik apie tą bendradarbiavimą, bet reikėtų galvoti apie geras idėjas ir jūs tėvų forumo atstovė esat, reikėtų judinti, kad Lietuvoje atsirastų švietimo politika, kurios sudedamoji dalis būtų aiški ugdymo politika. Dabar yra labai fragmentuota, jūs pažiūrėkit, kaip tiem vaikam jaustas. Tai vienokie stojamieji, tai kitokios sąlygos, tai mokytojų kaip jaustas, tai vieni standartai jau dabar nebėra tų standartų, tai programos keičiasi, tai vienas vajus, tai kitas vajus, tai krepšeliai dar jeigu pagalvokim. Tai bus, tai nebus. Kas čia dabar? Turi būti aiški švietimo politika, susitarti dėl jos, kad kiekviena politinė partija ar jų koalicija atėjus laikytųsi švietimo politikos ir būtų taktikos uždavinys. Aš labai viltingai galvoju ir apie tėvų forumą, ir apie kitas jėgas, kurios galvoja apie Lietuvos ateitį, kad pajudins ir tokia švietimo politika atsiras. Tai visiškai turi būti susitarimai. Mes turime susitarti, mes turime išmokti išgirsti vieni kitus ir kalbėtis. O ne galvoti, kad mano arba mano grupės interesai yra aukščiau kitų ir mes tik teisūs. Švietimo politiką kuria dabar kompetitingi specialistai. Ar gali būti, kad jiems jau atėjo laikas atšviežinti žinias ir pasižiūrėti, kad jie kuria nebe tai, kas yra aktualu? Matot, švietimo politikui turėtų būti susitarimai. Tai turėtų būti susitarimai ne tik tai tų, kurie kūrė ir tų žinių gali daug turėti, bet kas tos žinios, jeigu jos netampa žinojimu ir jeigu jų nėra taikymas vertybinių tam tikrų pagrindų, tai tos žinios gali dar ir pakenkti. O iš tiesų tai turėtų susitarti ir politikai, ir profesionalai, ir mokiniai, jeigu patys tai tėvelį atstovaujantį juos, turi būti susitarimai. Lietuvoje trūksta susitarimų, Lietuvoje trūksta susikalbėjimo, mes turim labai rimtų komunikacinių problemų. Ir apie tai mes turime kalbėti. Nereikia glaistyti šitų dalykų. Kai mes pradėsim kalbėti, kai mes iš tikrųjų pradėsim žiūrėti vieną kryptimi, įvardinsim tai, surasim tikrai daugybę galimybių, mes galim apsijungti. O jei to nedarysim, galim ir prarasti tai, ką turime. Sonata, kaip jums atrodo, Lietuvoje iš tiesų tokių fragmentinių iniciatyvų švietimo sistemoje buvo ir yra labai daug. Kur yra bėda, kad kažkaip nepavyksta atnaujinti viso to švietimo proceso ir padaryti jį darnų? Aš manau, kad problema, kaip ir sakė profesorė, dialogo nebuvime. Nesugebėjome susitarti. Ir
Matyt, čia tokia bendražmogiška problema ir galbūt pasaulis išgyvena ne tik ekonominė krizė, bet ir dvasinė krizė, kada žmogus žmogui tampa priešas ir tos bendrystės, dvasinės bendrystės atsiradimas, susivienimas, susijungimas, vardan tikrai žmonijos gerovės, jis labai svarbus. Bet aš, žinot, viltingiau žiūriu. Jeigu kažkam kažkur priešai atsiranda, tai yra vienas dalykas, bet principe yra labai žmogus viduj tvirtas, jo yra prigimtiniai dalykai, jo yra prigimtinis pradas, yra genomas, galų gale jo yra vidinė kultūra ir aš manau, kad tas racionalus ir kultūrinis pradas jis suveiks ir taip neturėtų būti, bet aš jums gerą žinią galiu pasakyti. Kai jūs paminėjot krizę, aišku, galvose daugiausia mūsų krizė būna. Čia toks, žinot, mes atkartojam daug ką, nusižiūrim, darom, bet jeigu taip vertinti, tai pedagoginės minties istorija rodo tokį dalyką. Jeigu bendrojo ugdymo mokykla patiria krizę, atsiranda labai daug alternatyvų įvairių pasiūlymų, nes žmonės ieško išeities. Ir būtent tėvai. Aš manau, kad mūsų diskusija tikrai yra nebaigta. Ačiū labai, kad skirėte laiko, profesorė Sonata. Ir norėčiau visus įkvėpti vieną labai gražią sakmę. Kartą moteris atėjo į parduotuvę ir už prekystalio pamatė Dievą. Ir sako, čia tu? Dievas sako, taip, čia aš. O tai ko tu prekiauji? Sako, o ko tau reikia, tai tą ir parduodu. Moteriškė pagalvojo, sako, na, tai man tada laimės, meilės, džiaugsmo, pinigų ir sveikatos. Dievas nuėjo į sandėlį ir grįžta su maža gražia dėžute ir duoda moteriai. Moteris nustebusi klausė, ir ką, čia viskas? Dievas jai atsakė, o ko tu stebiesi? Tu ką nežinojai, kad aš prekiauju tik sėklomis. Tai linkiu mums visiems stiprybės sėti gerąsias sėklas ir belieka tik tikėtis, kad politikai puoselės tą dirvą ir ars gerai dirbdami, kad mums būtų tik tais gera mokykla. Ačiū labai. Sudie. Ačiū. Sudie. Girdėjote laidą Aktualijos.